Marijampolės Sūduvos Mantingos vyriausiasis treneris. Treneri, sakykit, važiuodami į Telšius, ko tikėjotės iš šių rungtynių? Tikrai, ko gero, nesitikėjot tų pirmų rungtynių scenarijaus, kuomet labai jau taip didelių skirtumų įveikėt varžovus. Tikrai nesitikėjom įveikti didelį skirtumų. Apskritai labai džiaugiamės, kad pavyko įsivežti pergalę. Mes žiūrėjom ir tos skaičius, tai paskutinį kartą buvom čia laimėję 2021 metais 7 pralaimėjimai iš eilės, neskaičiuojant dar finaliniam ketvirte buvo čia patirtas pralaimėjimas prieš Mažeikius. Tai čia išvažiuodavom visada su liūdnom nuotaikom ir džiugu, kad tas pasikeitė. Vėlgi pergalės faktoriai. Pirmoji rungtynių dalis nebuvo pati geriausia. Vienu metu po ilgosios berods pertraukos jau varžovai netgi dviženklį pranašumą buvo įgyję. Kas padėjo pasivyti visų pirma, ir tas po to jau ketvirtasis įspūdingas kėlinys? Tai manau padėjo pasivyti mūsų intensyvumas. Mūsų greitis, tikrai turėjom šiandien didesnę rotaciją negu Telšiai. Aš manau, gal tai irgi prisidėjo prie to ketvirto kėlinio tokio skirtumo. Tai norėjom žaisti fiziškai, greičiau, nežaisti lėtai, jie žaidė labai didelių penketų, daug buvo žaidimo nugarą į krepšį. Tai tikrai didžiulė pagarba varžovams už jų duotą kovą šiandien. Ir be abejo, vienas iš tokių faktorių lemiamų turbūt Ernestas Ieškus ir jo tritaškiai. Kiek žiūrėjau šį sezoną, berods 7% tritaškių jis pataikė, 1 iš 15, jeigu neklystu, o šiandien net 6 iš 8. Įspūdingas pasirodymas. Ar buvo tokie nurodymai jam šiandien atakuoti, ar tiesiog jo diena? Jam nurodymai atakuoti yra visada, aišku, Telšiai irgi žinojo tos procentus, leido jam mesti. Labai smagu, kad jis pagaliau pramušė tos tritaškius ir tikėsimės, kad jisai nesustos. Ir ką, tęsėt savo sėkmingų pasirodymų seriją, buvo ta serija šiek tiek nutrūkusi, bet dabar tikrai svarbios pergalės. Kas toliau? Toliau, rytoj treniruotė, rungtynė su Mažeikiais, kaip sakyt, šitam darbe negali nei per daug liūdėti, nei per daug džiaugtis, tai ruošimės sekančiams rungtynėms. Kągi, pakilot į turnyro lentelės viršūnę, dar aišku šiandien sužinosime ir Kėdainių komandos rezultatą šiek tiek vėliau, bet linkime ten ir išlikti. Ačiū labai.